We will have the first statement in English, and then you can And I'll talk in Turkish. in Turkish, as you wish. All right. Congratulations to our players and fans, especially congratulations to our fans who came here to support us. Congratulations to our players who really found themselves in extremely difficult situation today and managed to change the way the game go. We were looking like a team in the fourth quarter over there, and we found a lineup that finally started functioning, especially defensively. Changed a little bit tactics that I didn't want to go to the whole preparation time, and okay. Thank God we won, because at this point to play very good basketball is absolutely impossible. Yes. Questions? Lithuanian. Lithuania. Tai treneri jau paminėta apie tą ketvirtą kėlinį ir rastą tinkamą penketą, ar ne? Antros tokios rungtynės išėlės, kad tik tam kėlinį įsijungėte aukštesnę pavarą komandos, ar tik tas penketas yra, kur reikėjo rasti, ar dar kažkokių kitokių problemų yra tam įsivažiavimo komandos rungtynė? Tai yra įsivažiavimo, aišku, problemų, kadangi komanda visiškai nauja, sakau, reikia pažiūrėti situaciją. Čia galima galvoti, kad čia yra pasiaiškinimai, bet 2-5 numeriai buvo pasirašyti pasiruošimo jau metu, iškrito mūsų protingiausias, solidžiausias žaidėjas, 5 numeris išvažiavo namo vidury pasiruošimo, 6-7 nauji žaidėjai, mes absoliučiai dabar atrodom kaip gatvės komanda, kuri bando kažką sudaryti. Taip, yra daug žaidėjų, kurie su patirtim, bet iš tikrųjų dabar žaidėjai žaidžia visi su savo žaidėjais, su savo idėjom. Ir mes to neslepiam, mes šnekam apie tai daug. 2 Makabio žaidžia su savo idėjom, 2 Milano žaidžia su savo. 1 NBA ant suolo prasidėjęs, 2 NBA ant suolo prasidėjo. Kitas atėjęs iš Džironos, latviukas iš Vilkų atvaręs. Čia stebuklų nėra. Ir iš tikrųjų, tai sakau, man labai nepatinka ta tokia frazė win is a win, bet imam šitą pergalę, einam namo ir stengiamės žiūrėti video, analizuoti ir taip toliau. Taip, žiauriai sunku, bet taip jau yra, nieko tokio. Dar apie rungtynių pradžią, ten parketas kažkas ten buvo ne taip sudėta, kaip reagavot pirmai ir ar stebino tokie dalykai, kad tokiam amžiui vyksta, kad nėra... Tai ką, jeigu pagiringas atėjo linijas braižyti, tai ką, jis biškai ne taip užbraižė, ne to kampu ir viskas, kokios čia problemos. Patvarkė linijas ir žaidžia. Jo, dar grįžtant irgi jau prie rungtynių truputį, Bonzi Kolsonas kol kas atrodo irgi sunkiai įsivažiuoja, normalu, kad, kaip minėt, kad reikia visiems įsivažiuoti ir taip toliau, bet, sakykime, kokie jam sunkumai kyla jūsų akimis ir, sakykime, kur? Iš tikrųjų, Bonzis tai žaidė labai gerai viską pradžioj, dabar gal kokią savaitėlį ar kažkas tokio nelabai gerai, nemanau, kad čia yra kažkoks įvykis, tikrai daug kas supranta, puikiai integravosi į kolektyvą, sakau, kai tiek naujų žaidėjų, nauja komanda, nėra įmanoma, kad tai bus gerai. Ir tas kalendorius mūsų tikrai toks nelabai lengvas. Tai, sakau, nenoriu išskirti, bet viskas yra gerai, reikia kentėti ir apie sausio mėnesį galbūt galėsim šnekėti apie krepšinį biškį. Irgi vakar paminėjot apie Vaido Boldino integraciją, kad jūsų akim atrodo jam neblogai sekasi integruotis į komandą, bet visuomenė šiaip kalba apie jį kaip žaidėją, kuris yra aikštingas, turi tokį charakterį ir taip toliau. Kaip jums kol kas sekasi iš tos charakterio pusės dirbti, nes matėm ir ten kiek kėdės. Visuomenė šneka, tai kuris iš visuomenės jį pažįsta. Tai šnekėtų gali daug ir šnekėti su žurnalistais apie visuomenės šnekėjimą, tai manyčiau, kad tikrai yra nelogiška. Jis nuostabiai integravosi į komandą ir man jis labai patinka. Darikas Biberovičius 5,5 paskutinės minutės 10 taškų ir buvo tas, atrodo, X faktorius pačioj pabaigoje. Kiek yra ant jo pečių, gal ne kiek ant jo pečių, bet kiek toks žaidėjas, kuris jau ne pirmą kartą realiai jums ištraukė rungtynes ir kiek gerą turėjo tokį, kurį gali pakelt nuo suolo ir jis duos rezultatą. Bet iš pradžių išėjęs viską prametė. Sakysim, tikrai daug ką mes prametėm. Mes nežaidėm blogai pirmą kėlinį, pataikė tas Reimaras 1 tritaškį, Horstas perėjo, pataikė Abdul-Džabaro kablį į dešinę ranką ir mes negalim kažkaip sugriūti po tokių metimų, nes mes atrodo kaip ir viską gerai darom, jeigu jau tokie dalykai vyksta, bet mes sugriuvom, sakau, mums dar trūksta tų praėjimų pro kovas
ir taip toliau. Šnekant dėl Taryko, jis viską prametė laisvas, tikrai mes žinom, kokio lygio jisai metikas ir kai pirmą pataikė, tikrai norėjosi, kad užsikabinti taip, lemiamų metu labai daug derinių braižiau jam ir taip toliau. Nu, žinai, dabar šiuo metu tikrai labai svarbu yra turėti ir pasitikėti, kažkaip jau natūraliai pasitikė tai žmonėm, kurie su tavim jau yra praėję tas kovas, taip kad, aišku, Tarikas, Naidželis, jie viską supranta, kas vyksta. Kiti, jiem reikia laiko, čia nuvalkėto tą frazę, taip. Dar noris grįžti prie tos paskutinės atakos, kur Makabis apsigynė, Rokas veržėsi link krepšio, pas nusido, nepataikė, kaip jūsų akimis tas epizodas iš šono atrodė ir... Tai vėl užkliuvo už tos blogai nubražytos linijos Rokas, tai ką, gerai, tą dažytoją reikia išsivesti šį vakarą. Jo, dar Roko antros rungtynės, kaip tas sugrįžimas iš šono irgi atrodė galbūt. Kaip Roko? Ką dar Roko šnekėti? Veržėsi į kairę, apeina, meta pull-upą, tritaškį laisvą paprantu, ką čia. Irgi sakau, labai dar čia taip sunku, jam sunku, aš įsivaizduoju. Bet sakė, patenkintas. Jo, dar irgi užsiminėte apie Nigelą Heisą Davisą, jis šią vasarą dirbo su JAV rinktinė, kiek matos tas jau irgi, sakykime, per vasarą progresas į priekį ir šio sezono pradžioje irgi tokia atrodo vėl gera, ar, sakykime, matot jį ateityje galbūt vėl bandantį kabintis to NBA šansą irgi? Aš negaliu atsakyti šitų klausimų, nežinau, kiek dar reikia laiko NBA įrodyti, kad jis NBA žaidėjas, jeigu iki šiol jis negavęs gerų NBA pasiūlymų, tai aš nežinau, kodėl dar reikia laukti, nežinau, gal. Any questions from this side? Time out to this side is dominating. Time out. This side is dominating like Maccabi did. 3 quarters now, this side will Any join questions? us. This side wants to go home. This side, okay. Gerai. Treneri, kažkiek atitolstant nuo Eurolygos, kolegos paklausė oro uoste apie sūnų Luką, bet neaptartas liko brolio Vytenio sūnus Danielius. Siaučia MKL, 30 taškų vidurkis. Koks šio keturmečio potencialas ir kaip pavyksta prisidėti prie jo tobulėjimo to nuotoliniu būdu? Prisidedu, čia visi laurai tik man. Tai aš visiškai nematau to vaikio, ką žinau. Taip, Danielius žinom, yra šeimos čiatai, didžiuojamės, tikimės abiem, stengsimės, kad galbūt net vasarą praleistų kartu kažkiek ar stovyklose dabar. Įdomu, žiauriai. Vis tiek, tas jaunimo žiūrėjimas visai kitoks dabar yra, ypač kai tavo, tai nežinau, wow, fainai, žiauriai, tikrai sakau, kad tik abudu nesustotų, iš tikrųjų abudu labai ir trečias dar yra, vakar prisigyrė, kad 24 įmetė kažkur, tai sakau, įdomu, kad tik tai gaila, kad negaliu pasižiūrėti 2 lietuvių, sūnaus tai žiūriu daug. Sakau, apie savus taip kažkaip vis tiek noriu šnekėti atsargiau, bet Danielius įdomiai tikrai, sakau, ypač skaičiai tai jau tikrai įspūdingi ir sakysim, sakau, nenoriu daug šnekėti, nes iš tėvo pusės žiūriu ir iš krikšto tėvo pusės žiūriu, tai, bet smagu, žiauriai smagu. Dar irgi vakar apie Žalgirį jau daug pašnekėjo treneri, bet ir klubas įsikėlė savo tikslą prieš sezoną minimaliai įkrintamosios, dar aišku, sezono dalis ankstyva, bet ar matytumėte in the end of the day, kad Žalgiris būtų pasiekęs savo tą tikslą sezono pabaigoje? Kodėl ne? Aišku, tai labai daug ir tas sudėtis tokia, tikrai ir tie gynybos skaičiai elitiniai, dar vis dėlto nauja komanda atrodo, kad puolime turėtų eiti į priekį, Žalgirio arenoje tikrai nėra lengva laimėti, jau keletas gerų pergalių išvyko, viskas eina tikrai į tą pusę. Dar galima paklausti, o Manchester United pasieks tikslus sezoną, ar kaip lygiosios Stambule, ar lygiosios Stambule, tai kaip atrodo, kaip daug nešnekėsiu, už kurią komandą sirgom, bet nes gausiu per galvą. Turim naują trenerį, kaip supratau, ne šiandien, nežinau, ar oficialiai jau paskirti. Dar neoficialiai, bet kai 10 milijonų įkris į banką jau bus oficialu, ne? Jo, dar renka 10 milijonų, tiem nėra problemų su 10 milijonų. Jau yra dabar. Ko? Tai jau net Sero Alekso neįleidžia į Rūbinę. Ne, čia nežinau. Bet, kaip sakant, čia kaip Fenerbahčė krepšinis šiais metais. Mes turim, kaip sakant, iškentėti blogą periodą ir geresni laikai ateina. Čia jau geriau nelygiai.
Gerai, einam valgyti. Ačiū. Viso. Iki. Viso.